Sveiki! Šiandien parodysiu, kaip per Find and Select galima pasižymėti paskutinį laukelį ir kaip galima pažymėti tik matomus laukelius. Norint pasižymėti paskutinį laukelį, reikėtų eiti į Home, Find and Select, Go to Special ir pasirinkti Last Cell. Ok. Na štai, Excelis pažymėjo paskutinį panaudotą laukelį. Tai yra, Excelis surado stulpelį, paskutinį stulpelį, kuriame buvo galbūt kažkas įrašyta, galbūt atlikti kokie nors formatavimai. Žodžiu, jis buvo panaudotas kažkurioje eilutėje. Tada surado eilutę paskutinį, kur irgi buvo kažkuris stulpelis panaudotas. Ir šitų dviejų dalykų sankirtoje turime paskutinį panaudotą laukelį. Kai norime pažymėti tik matomus laukelius, geriau vis tiek pasižymėti tam tikrą sritį. Na, kaip pavyzdys, aš dabar čia pažymėsiu. Ir einu Home, Find and Select, Go to Special ir pasirinku Visible Cells Only. Ok. Dabar čia matosi, kad lyg ir kažkokia tokia keista linija. Jeigu aš nukopijuosiu šitą tekstą, jau matosi iš karto, kad kopijuojami du blokai. Paprastai įklijuoju, turime tokį. Jeigu aš tiesiog užžymėsiu šitą plotą ir jau matote, atsirado papildoma eilutė. Tai ši funkcija, kai Excelis pažymi tik matomus laukelius, leidžia išvengti tokių atvejų, kai yra kažkur paslėpta eilutė, kaip pavyzdžiui čia matote, yra viena eilutė paslėpta, man, sakykime, nereikia tos informacijos, norėčiau gauti tokią lentelę, tai aš tada geriau pasižymiu, kad Excelis man užžymėtų tik matomus laukelius ir galiu kopijuoti. Kitu atveju gausis, kad atsiras papildomi duomenys, kurių man nereikia. Jeigu nepažymėsite kažkokios tai srities ir tiesiog spausite Go to Special, gausite, kad Excelis pažymės jums visą šitą. Tai yra, mano duomenys yra tik tai iki C stulpelio, sakykime, iki C, nežiūrint šitų, bet jis pažymė visą šitą. Kaip matote, viskas yra papilpota. Primenu, kad yra ir daugiau įrašų su Go to Special bei kitais Excelio funkcionalumais, kuriuos gali rasti mano puslapyje. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad skyrei laiko, prašau įvertink, pasidalink ir prisijunk. Iki!